naujausio eksperimento, tai yra HIPA-3 objektas, vis dar gyvo grybo struktūra, auganti jau mėnesį laiko. Mane vis domina, kaip galima būtų užauginti pastatą, nenurimstu ir vis ieškau galimybių, kaip tas galėtų atrodyti, materializuotis. Bandžiau, kaip grybiena auga, kaip jinai vystosi, stengiausi susipažinti su šia materija, kažkiek ją įvaldyti ir kažkiek suprasti jos veikimo principus. Tai kuo toliau domiuosi, tai tuo labiau suprantu, kad mes apie ją nieko nežinom. Taip, mes kontroliuojam procesą, jį galima numatyti šiek tiek, užduoti vektorių, galima tą grybieną nukreipti, pristabdyti šiek tiek ir formuotas erdvinės struktūras, kuris čia matot. Bet yra ir netikėtumo faktorius, ta balta materija, tai vat ir yra tankus grybų šaknų tinklas, kuris augo, jisai valgo organiką, tai šiuo atveju čia yra šiaudai lietuviški panaudoti. Grybas irgi Lietuvoje dažnai sutinkamas miškuose, tai tiesiog natūrali, mūsų aplinkoje auganti medžiaga, kuri visiškai tvari, visiškai yra aplinkos dalis ir jinai tiesiog savo procese auga ir po truputį pradeda nykti. Tai reiškia, jinai kaip iš gamtos paimta, kaip sporų pavidale pradėjo daugintis, taip jinai ir grįš į tą dulkių pavidalą. Ši galerija skirta ne tik architektūrai galbūt, nors tai yra pagrindas. Norime ją pateikti labiau ir kaip tarpdisciplininį meną, kaip eksperimento meną. Norėtume, kad čia iš tikrųjų būtų terpė, erdvė architektams patiems kurti galbūt ne iki galo užbaigtus kažkokius savo darbus ar tiesiog kažkokias idėjas, nes mes labai daug dalykų darome už kadro ir neturime erdvės, kur galėtume tai tiesiog parodyti. Nes norime ir vaikams nuo mažų dienų jiem pasakoti apie architektūros galimybės, apie jų erdves ir mokinti ir kad jie irgi tą pamatytų. Kviečiame ir tuos, kurie galbūt architektūriškai mąsto, kurdami ir kitų visai sričių menus, prisijungti ir šioje erdvėje sukurti irgi savo instaliacijas, objektus, ar kalbėti visai kažkokiom, nežinau, tyrimų temom. Tai iš tikrųjų labai laukiam.